Teko išbandyti droną tokį, Maviką 4, ne šitą, čia ne Mavikas 4, čia šiaip dėl keletas pastebėjimų. Kai kyla, tai jis toksai purtosi, pradeda purtytis kažkiek tai. Išlankstymo, jeigu baterija įdėta, jeigu ta baterija būna įdėta, viduje, kai išlankstymo metu kažkaip įsijungia ir tai negerai, tai teko supakuoti visą laiką su išimta baterija. Tai tas šiek tiek padidina pasiruošimo skrydžiui laiką. Dar yra įvairių papildomų daviklių, kliūčių aptikimo. To nebandžiau, nenorėjau rizikuoti, kaip ten suveiks. Tiesiog yra, kažkiek tai, sakant, nuo durno operatoriaus apsaugotas. Tai tiek, turi 3 kameras, vienas paladimo 8-7 ir ten dar kažkiek 1,6 mm, jeigu teisingai atsimenu. Programėlė valdymo rodo 1, 2,5 ir 6 X-ai. Tai, aišku, dar yra ten tas padidinimas, yra ir tas programinis vadinamas, bet kažkaip neteko išbandyti. Tai tokie įspūdžiai. Apie 4 Maviką. Tiesa, su juo skraidžiau be jokių ND filtrų. Kažkiek tamsokas, automatiškai dar toks pastebėjimas, labai tamsų vaizdą automatiškai nusistatydavo, tai reikėdavo rankinių režimų pasikeisti, būtų šviesesnis vaizdas. Tokie ir įspūdžiai apie 4 Maviką. Ir savaitgalį vaikiausi dviratininkus čia yra dronas, o čia dviratininkus, ir čia taip skraidžiau iš aukštai, kur margininkai. Toks apie skraidimą per tos dviračių varžybas. Tai skraidžiau gan aukštai, kad matytųsi daug vaizdo. Tai tiek mano įspūdžio apie 4 Maviką. Ir kažkur ir dar tokia nešiojama baterija. Padėjo pasikrauti baterijas EcoFlow. Viena iš baterijų. Visą dieną labai gerai buvo pakrauti vieną. Išsikrauna kažkiek, iškraudavau ir iki kokio 30% ir iškart kraudavau nuo tos nešiojamos baterijos EcoFlow. Ir tada kitą pasimdavau ir taip visą dieną. Ir tas dalykas pasiteisino, tai jeigu kam reikės vidury niekur skraidyti ilgai per kokį renginį, skraidyti, tai pasiteisinęs dalykas. Naudojau, man atrodo, 700 Wh ir pilnai užteko visai dienai. Turėjau 3-4 Mavicui skirtas baterijas, tai pilnai užteko visai dienai pasikrovimo. Rungtynių įrašą, iš to vaizdo įrašą, kurio galėsite pasižiūrėti tenai. O dar iš ankstesnių rungtynių, kur vyko Kaune, apie Europos prospektą, galėsite pasižiūrėti čia arba čia.